Labas visiems, šiandien darom jau 4 trilisto video ir tai yra labai keista man. Keista, nes kažkam įdomu klausyti ir žiūrėti mano nuomonės apie kažkokius surrealius ar Lietuvos maistą ir taip toliau. Nežinau, man tai yra keista, bet jeigu jums patinka, man irgi tikrai patinka daryti šitos video, tai galiu daryti realiai temų, trilistų yra bele kiek prikurta. Tai jeigu jums įdomu, tai visas kanalas gali būti dedikuotas tam, aš aišku juokauju. Ok, bet jeigu rimtai, tai šiandien susitinkam Lietuvos gėrimų trilistė, tai nėra Lietuvos gėrimai, tipo lietuviški gėrimai, aišku, yra Miau, Rasa, kurie tikrai lietuviški, bet yra ir tokių international brandų, matyti labai daug, tai čia nėra lietuviški gėrimai, čia tiesiog gėrimai, kuriuos gali nusipirkti Lietuvoje. Na ir jo, yra ir senų gėrimų matau, ir naujų gėrimų matau, galbūt jau išnykusių bus, neįsivaizduoju, nežiūrėjau per daug. Šiandien mūsų kategorijos yra jau padarytos, tai yra bomba, tada geras, normalus, meh ir šūdas. Tai realiai man tinka šitos kategorijos, nemanau, kad noriu pridėti kažką ar atimti kažko, manau bus gerai, nėra daugiau ką čia paskaityti apie šitą trilistą, ačiū kūrėjai, kad sukūrė, ir ką žinau, manau galim pradėti, aš aišku ne visus matau, tai vis karts nuo karto pasididina ekraną, bet aišku viską iškerpu, bet bandysim įsivertinti ir nuspręsti, kas yra geriausias Lietuvos gėrimas, o kas visgi yra šūdas, jeigu įmanoma taip, nes nemanau, kad gėrimas gali būti šūdas, visi jie skirtingi, bet aš mėgstu limonadus, aš mėgstu energetinius, realiai mėgstu gėrimus, ką aš žinau, kas galiu nemėgti, ne? Tai bus, manau, įdomu ir, manau, bus lengva realiai suvertinti. Tai galim ir pradėti, neturiu daugiau ką sakyti. Pirmas eilėje laukia šitas ir aš neįsivaizduoju kokie, jie yra 5, kaip matau. Neįsivaizduoju, kas čia per brandas, bet skonis, tai tikrai žinau, jie yra labai pigus, realiai patys pigiausi. Jeigu čia apie tai, ką mąstau, tai yra mažuose buteliuose, bet yra ir tuose 5 litriuose, ar kaip jas pavadinti, tie žiauriai dideli bomboliai ir ten labai pigus jie yra. Tai realiai labai skanu, toks pigesnis praitas, ką žinau, citrinų skonio, geras, tikrai nėra, kad bomba, bet toliau kriaušytė, bent jau aš vadindavau kriaušytę, žiauriai skanu, irgi geras, nėra, kad top tier, bet labai skanu. Toliau turime tarhūną, žiauriai gerai, man labai patinka, labai, toks keistas skonis ir prisimenu vaikystėje vadinam šitą gėrimą ateivių gėrimą, nes jis yra žalias ir įpili ir toks vienintelis žalias gėrimas, bet šiaip žiauriai skanu, aš dedu į bombą, nes, įdomus skonis ir net nežinau kaip jį paaiškinti, bet, žiauriai patinka. Toliau reikėjo prisartinti šitą ir tuo pačiu šitą, nes nelabai mačiau ir čia buvo kažkoks gėrimas tipo multivitaminų ir realiai aš jo net nežinau ir neprisimenu, tai tiesiog manau, kad reikėtų pridėti vieną kategoriją ir padaryti, kad nežinau tą gėrimą, nes realiai, negaliu aš jo skirsti, tai tai sukūriau naują kategoriją 5 klaustukai, nes tai reiškia, kad aš neįsivaizduoju, kas čia yra, tai dedu šitą iš karto į nežinę ir po to irgi reikėjo šitą pasididinti, bet čia parašytas sirupas. Nežinau, čia tik aš ar ir kiti, bet ar kažkas gerdavo irgi sirupą, tipo patį vieną, ne tai, kad sirupas su vandeniu, ne, tiesiog patį vieną, aišku, ne per daugiausia, bet taip, tipo šotą kokį įsipildavau ir išgerdavai. Nežinau, aš taip darydavau, dabar jau nebedarau, bet būdavo labai skanu. Nežinau, tipo grįžti namo, vaikas esi, nieko nėra gerti ir turi sirupą. Aš jau gali jį su vandeniu pasidaryti, bet tu taip nori to, žinai, to stiprumo, to tokio rūgštumo, tai tiesiog šotą išgeria sirupą. Nežinau, aš taip darydavau, tai realiai labai skanu, geras dalykas. Toliau turime tiesiog boržomi vandenį. Ką žinau, kaip vertinti vandenį? Normalus, ką žinau, aukščiau dėti vandenį toks, nesąmonė būtų, tiesiog normalu. Toliau turime Vytautą ir aš žiauriai nekenčiu Vytautą, aš esu Vytautą heiterė, aš negaliu nei karto, ne.
Man jo skonis yra tragiškas, aš nekenčiu jo, iškart dedu į šūdą. Nu, negaliu gerti. Niekaip. Tipo, kad ir kokia būsiu užtroškus ir bus tik tais Vytauto, nu, aš negaliu jo gerti. Be šansų. Okei, turime Nesty ir man atrodo čia persikų skonio, bet galbūt klystu. Nu, bet vis tiek, Nesty šalta arbata žiauriai man patinka. Labai patinka. Bomba. Iš karto. Dabar turime kažkokią kolą ir jinai yra iš tų pigesnių. Nu, tiesiog kaip Coca-Cola, tik tais pigesnio brando ir net nežinau, koks čia brandas, net nelabai prisimenu, nu, bet tiesiog kola kaip kola, normali, nu, nėra ką labai gera ar bombiška, tiesiog paprastesnė kola, pigesnė, mažiau saldiklių, nu, šiaip gal ir nemažiau, bet, nu, Toliau vėl turime tarhūną, tai aš dabar svarstau, ar čia buvo tarhūnas ir esu not sure, bet tarhūną aš kalbėjau jau apie tarhūną ir čia tikrai tas didelis pigus bombolis. Aš net nežinau, kiek jis kainuoja, bet žiauriai pigus ir be galo skanus. Nu, aš jau kalbėjau apie jį, jeigu čia tarhūnas. Nu, bet man atrodo, aš nežinau. Pirmas energetinis eilė, tai yra kult. Nežinau, koks šios skonis, nu, tipo, labai senai tokį geriau. Man labai patinka energetiniai kulto, žiauriai skanus, iš karto dedu į bombą. Ką žinau, visada noriu energetinį, visada mėgstu energetinius. Ar juos sveika gerti jaučiu nelabai, bet žiauriai skanu, žiauriai. Nepasakyčiau, kad mane jie labai veikia, kad ten suteiktų kažkokios energijos. Ne, kažkaip, nežinau, kofeinas neveikia manęs. Gal dėl to, kad aš per daug jo dozuoju, nu, nežinau. Toliau Coca-Cola Zero. Ką žinau, bomba. Nu, Coca-Cola. Ką tu gali daugiau apie ją pasakyti? Nu, tipo, skanu. Čia dar Zero, man patinka Zero, nes mažiau kalorijų. Nežinau, kola yra labai skanu ir jeigu tu nemėgsti kolos, tai tu esi keistas žmogus. Toliau turime aloe vera, žiauriai skanu, iškart dedu į bombą, bele kaip mėgstu aloe vera ir ypač tos gabaliukus, nes tu geri ir dar pavalgyt prie to pačio. Tai va toks įdomesnis gėrimas, iš vienetinių tokių daug nėra. Tai šitas original skonis, tiesų skonis, nežinau ar čia bus, man atrodo ne. Yra visokių skonių, ten braškinės, taip toliau, tai šitie dar geresni, dar aukščiau bombos, bet ir šitos original žiauriai skanu. Toliau turime kriaušę, kriaušytę, nu tai aš apie ją jau kalbėjau, irgi nežinau kodėl 2 kartus. Aš pradedu mąstyti, kad čia buvo sirupai, bet nu negali būti sirupai, ne. Ar aš klystu, bet nežinau, man atrodo tiesiog mažas buteliukas ir didelis butelis. Bet nežinau, jeigu klystu, parašykit. Toliau turime pirmas sultis ir čia yra kapių sultis. Jo, skanu, nepasakyčiau, kad bomba, bet sultis, ką žinau, skanu. Nėra kaip pačios geriausios sultis, bet šalta arbata, nežinau šito brando, kaip jis vadinas, bet čia yra citrinų skonio, labai skanu, dievinu šaltą arbatą. Vienas geriausių gėrimų iš karto STR. Monsteris šitas punch, žiauriai geras. Mano realiai mėgstamiausias jaučia energetinio skonis ir yra šitas punch. Kaip ir va šitą matau. Tipo, aš einu iš eilės, bet šitas irgi yra punch ir žiauriai geras. Irgi šitie 2 yra mano favorite iš visų skonių. Toliau dar vienas energetinis, šitas geltonas, irgi labai skanu, bet nepalyginsiu su tais skoniais, tai tiesiog žemiau truputį. Šitas su sultim, šitas toks įdomesnis energetinis, jo. Bet nežinau, man jis toks, nu tai pakeis, atrodo geri ir netrodo, kad ne energetinis, bet labiau sultas. Nežinau, tai geras. Nėra, kad per daug geras, ką žinau. Irgi akis nuklydo truputį žemiau, bet vėl pamačiau, kad čia punch. Tipo, šitas geresnis, bet šitas irgi žiauriai skanus. Aš turiu eiti iš eilės, bet aš tiesiog noriu iškart jas dėti ir visi 3 yra panašaus skonio, tai iš karto tiesiog, kad nereikėtų po to kalbėti apie tai, tiesiog greičiau vienu metu ir viskas. Toliau šitas, raudonas, irgi labai skanus, bet labai senai geriau šitą prieš žiauriai daug metų, tai net nelabai prisimenu, bet, nu, tipo, jo, geras, bet nelabai ir prisimenu, tai ką žinau. Šitas labai nesenai gertas ir žiauriai geras, labai patinka. Gaja. Labai geras gėrimas irgi. Dedu į geras. Jo,
Limpa, žiauriai skanu, žiauriai. Toks irgi kitoks limonadas. Na nežinau, šitas brandas, prisimenu būdavo ir ledai limpas, bet labai senai. Bet būdavo mano patys mėgstamiausi ledai, bet jų dabar nebėra. Toliau krem soda, gėrimas, žiauriai gerai. Realiai jaučiu man pats mėgstamiausias gėrimas. Aš aišku daug kartų jau sakiau su šitais, bet žiauriai patinka krem soda, nes jinai tokia kitokia. Tas skonis žiauriai kitoks nei visų kitų limonadų. Toks specifinis, toks saldus, kai atrodo geri ledus ir kažkokį kremą. Žiauriai geras. Belia kaip dievinu. Dabar taip norėčiau. Dar vienas energetinis, realiai aš čia supratau, kad čia labiau energetinių terlistas nei gėrimų terlistas, nes labai daug dar jų matau. Bet taip gavos, nepykėt. Čia yra coconut. Jis geras, bet toks labai specifinis. Tipo, negalėčiau dažnai jo gerti. Pavyzdžiui, šituos galėčiau žiauriai dažnai gerti. Kiekvieną dieną, po kelis kartus. Šitą nelabai nepasakyčiau. Toliau rasytė ir šitas žiauriai skanus. Iškart STR. Belekai geras. Va šitas lietuviškas gėrimas. Jaučiu kol kas pirmas, ne? Šiaip Nesty nežinau. Jaučiu, ne. Šitie tikrai, ne. Jaučiu, Vytautas AFC. Jo, bet iš limonadų tai pirmas jaučiu lietuviškas ir nuostabus. Toliau turime 4 šaltas arbatas. Tai iš karto realiai visas jas tėra. Iš karto, nesakau. Vienas mėgstamiausių gėrimų yra šalta arbata, nesvarbu kokia brando, nesvarbu pigi ar brangi, man visada sueina. Žiauriai skanu, žiauriai. Toliau šitas Red Bullis. Irgi dedu į geras. Ką žinau, irgi kaip kokonas. Toks. Jei kalbant apie energetinius, tai iš viso man Red Bullis jaučiu yra tų pigesnių, čia Puls ir šitas ir kur dar tas. Tipo, jo, bet pirmoje vietoje būtų Monsteriai, Pultai, tada Red Bulliai ir tada visi kiti jaučiu. Jo. Gerai, Original Monsteris, geras. Tiesiog. Aišku, šitie geresni su skoniais. Bet negaliu dėti normalus. Čia reikėtų per vidurį dar sukurti vieną ir dėti. Bet tebūnie. Šitas Dynamit irgi original. Tai tas pats, ką žinau, įpiltų vieną stiklinę Monsterio, į kitą Dynamito net neatskirčiau. Ir šiaip visų tų, ir Z, ir šitas. Jo, žodžiu, įpiltų original skonius visų šitų, pavyzdžiui, ir šitas, ir daugiau nematau, bet visi, ta prasme, aš neatskirčiau, man original tie patys skoniai, ką žinau. Šitą dažnai matydavau parduotuvėse, bet nesu gerus, arba esu iš kažko truputį pasiskolinus nugerti, bet nežinau, neprisimenu. Nėra taip, kad nesu mačius, bet visiškai neprisimenu skonio, tai dedu į klaustukus. Toliau Monsterio be kalorijų šitas. Irgi, ką žinau, geras. Aišku, geriau baltas nei šitie, nes mažiau cukraus, bet šitas labai skanus. Blem, tipo, irgi trūksta man kategorijai. Galbūt reikėtų ir daugiau sukurti, dabar jau nebekursiu, tebūnie. Bet jo, va šitą dėčiau tarp šito ir šito, ne? Jo, biški trūksta kategorijai, dabar žiūriu. Dr. Pepper. Irgi kaip kola. Ką žinau. Neturiu net ką daug pasakyti. Tiesiog gera ta kola ir viskas. Šitas Monsteris kažkoks ypatingas, bet nesu mačius. Jo, net keista, kad nesu mačius, nesu ragavus, bet tikrai, ką žinau, nemeluoju. Nesu gal čia limited edition kažkoks ar ką. Nežinau. Realiai neįsivaizduoju, nežinau. Taip pat ir šito, kas čia yra, reikia prisartinti. Tai čia irgi energetinis, bet nesu mačius ir nesu geros. Tai spėju būtų kaip Z ir Dynamit, tipo tie iš pigesnių, spėju, nežinau, bet nesu mačius. Ok, dabar turime šituos du, iškart dedu į geras, ką žinau, patinka, nėra, kad labai kažko ypatingi, bet skanu.
Šitas watermelon labai geras. Jo, pirmas Red Bullas ateina į bombą kategoriją, nes realiai žiauriai skanus watermelon. Original Red Bullas. Irgi, ką žinau, galim dėti prie original. Man nėra kažkokio didelio skirtumo. Šitą Fanta su skoniu. Su skoniu. Nu, tipo, ta raudona. Kokia skonė? Aš net nežinau, kaip ją paaiškinti. Bet žiauriai gerai. Prisimenu, kai išėjo Fanta, nes buvo visą gyvenimą, jinai buvo vieno skonio, orange skonio Fanta. Ir patai pradėjo eitų skonių, dabar net nežinau, kiek yra, 5, 6, neįsivaizduoju. Bet šita man net kartais geresnė yra nei original, kas yra žiauru sakyti, bet labai gera. Toliau dar vienas energetinis, realiai čia rimtai žiauri daug energetinių, what the fuck. Šitas violetinis labai geras, labai patinka. Enjoy arbūzų skonio. Enjoy šiaip kaip gėrimas yra žiauriai geras. Ar jų dar yra čia? Nejaugi? Neįdėjo? Ai va, įdėjo, tik tai skarbonkės. Aha, skarbonkė. Visiškai visą skirtingą, šiaip maža, čia didesnė, čia butelė. Jo, Enjoy žiauriai geras, man labai patiko. Prisimenu, tik išėjo parduotuvėse, naujiena tokia. Ėjom nusipirkti ir tai paragauju, wow, koks geras. Tai jo, nuo vaikystės patiko šitas gėrimas. Visi 3 skoniai, šitos naujausias, bet jaučiu šitos pirmoje, tai šitos antroje, šitas trečioje, bet labai geri visi. Toliau šitą kolą, nu tai irgi iš pigesnių, ką žinau, normali. Nepasakyčiau, kad kažko labai įspūdinga. Spraitas. Nu kam gali irgi nepatiks Spraitas? Bomba, ką žinau. Jeigu tau nepatinka Spraitas, Fanta ir kola, tu esi keistas. Ir čia yra nesiginčiama. Toliau turime girą. Žiauriai patinka gira. Na, aišku, jų yra labai daug, čia skirtingų brandų. Aišku, įdėta jinai viena, ne, yra 2. Šita dar, nu irgi dedu bombą. Daugiau nėra girų. Lygtais ne, nu jos tik 2, bet visos giros skanios. Ką aš žinau, nu šitą pigesnę matau. Lygtais, o gal ir ne. Bet visos man jos skanios, labai patinka. Labai, ypač šalta ir žiauriai gazuota. Toliau 7-upas, ką žinau, aš neskiriu 7-upo ir Sprito, taip pat kaip neskiriu kolos ir pepsio. Nu nežinau kaip žmonės atskiria, kas kuris. Sakau, man galėtų į padelį vieną Sprite įpilti, į kitą 7-upą ir aš neatskirčiau kuris. Nu man jie vienodi, ką žinau. Neįsivaizduoju, tas pats ir su pepsiu ir kola, nu rimtai. Toliau šitas kultukas, irgi dedu bombą, labai skana, net ir daugiau net ką komentuoti. Šitas Red Bullas, žiauriai irgi geras, labai patinka. Ir šitas Juice, o tai aš dabar galvoju, kuo šitas skirias nuo šito? Blema, nes aš gavau čia Juice, bet dabar aš nebesuprantu, nu bet irgi geras. Bet tipo, ar aš maišau kažką, ar aš galvau, kad čia jie vienodi. Nu, nesvarbu, einam toliau šitas obuolių skonio. Žiauriai geras, man labai patinka. Toliau daugiau gajos, šita yra normali. Nėra, kad labai wow kažkokia. Nes jos nėra gazuotos tos gajos, tai toks, nors šitas tai labai geras, šitas geras, bet šitas toks per viduriuką. Toliau šitą, pamiršau, kaip vadina šitas brandas, bet tas labai geras. Jo, skanu, nėra per gerai, labai retai perku, labai retai, žiauriai daug metų tokio negėriau limonado, bet prisimenu, kad geras. Toliau turime labai daug rasų ir vieną kažkokią energetinį, tai iš karto tą energetinį dedu prie visų original, bet čia dabar turim labai daug rasų, žiauriai daug rasų. Tai pirmas agrastų skonio, toks įdomesnis šitas. Nepasakyčiau, kad labai geras. Jau čia vienintelį rasą ir paliksiu normaliom, nes šiaip man žiauriai patinka šitas limonadas lietuviškas, bet agrastų toks šitas, o dieve, top tier, žiauriai geras, žiauriai. Vienas geresnių limonadų Lietuvoje. Šitas su citrina, bet čia irgi matau su citrina ir aš labai confused. Žodžiu, kūrėjas įdėjo 2 rasos su citrina ir 2 su tais kaktusais, man atrodo. Ir čia irgi agrastai.
Tai aš nelabai suprantu, tai gal net, nu gerai, nesvarbu, citrinos. Nu čia kaip spraitas, ką aš žinau, man tai kaip spraitas. Tai citrina čia. Nu man atrodo, kad čia tas pats. Aš prisididinau, atrodo lygiai taip pat. Tai aš nežinau, kodėl čia dvigubai neįsivaizduoju. Bet šitas grinai yra spraitas. Net irgi neatskirčiau, tai tiesiog top tier. Toliau kaktusų, tai jo. Aš dabar net turiu šitą kaktusų gėrimą. Žiauriai patinka. Vienas geresnių irgi labai patinka. Ir čia irgi dubliuojas, matau. Irgi prisididinau lygiai tas pats. Tik jis kažkaip apvirsta nuotrauką, bet realiai čia tas pats žiauriai geras. Labai skanu. Toliau vėl agrastai, nu tai tą patį dedu. Toliau dvi rasus, kurių skonių nelabai prisimenu, kad gerus tai tikriausiai jo, bet antiek senai, kad net nežinau kaip komentuoti, tiesiog dedu į klaustukus abi, nu realiai ir keistos spalvos, aš neprisimenu, kada tokias mačiau, visat žalias, žalia, nu čia ne žalia, čia geltona, bet šitų kažkaip negaliu prisiminti savo galvoj, nu negaliu. Ir paskutinė rasa tikriausiai, vėl lemon, tai trečia lemon, čia lygiai tas pats tiesiog įpakavimas kitoks, bet lygiai tas pats, tai tiesiog irgi kaip spraitas top tier, ką žinau. Toliau turime miau gėrimukus, pagaliau kažkokie kitokie gėrimai apart rasų ir energetinį. Okei, man miau žiauriai patinka. Jeigu būtų atskiras sterilistas miau, tai gal kitaip suvertinčiau, nu, nes reikėtų vis tiek kažkaip paįvairinti, bet man šiaip kaip gėrimai žiauriai visi patinka, žiauriai. Čia ne visi skoniai matau, nes yra dar karamelinis ir bananinis, ar čia bananinis, ar čia vanilinis, man atrodo čia bananinis, bet yra dar vanilinis ir karamelinis, bent jau būdavo. Aš dabar labai senai gėriau, bet aš prisimenu, kad būdavo. Bet kaip gėrimas žiauriai skanu, dabar tik žiauriai pabrango, tipo, neįmanoma įpirkti, nesuprantu kodėl, bet miau kaip brandas žiauriai geras. Ir sureliai jie neturi. Jie turi tuos jogurtukus, jie labai geri, ar varškytės kažkokias. Jo, jeigu neklystu, bet labai skanu. Ir šiaip kaip gėrimas. Bet jeigu vertinant, man jaučiu skaniausias yra braškinės. Po to, nu šiaip pagal nuotaiką sprendžiant, bet jeigu dabar sprendžiant, tai skaniausias braškinis, po to šokoladinis, po to bananinis galbūt ir po to šitas. Šitą labai retai perku, bet vis tiek kaip gėrimas, tai nuostabu. Toliau šitie žiauriai senai gerti, labai senai šitus gėriau. Antiek, kad net neprisimenu skonio. Nu, tipo, vertinčiau geras, bet labai senai geriau, tai kažkaip net nesinori dėti, nes galbūt dabar pasikeistų tas mąstymas, ką žinau, tiesiog dedu geriau į safe option klaustukus. Toliau dar daugiau energetinio ir realiai šito nesu gerus, nesu mačius šito. Tai neįsivaizduoju, kur tokį net pirkti. Tai šitas kaip original irgi, ką žinau, tas pats, šitas irgi tas pats, nu taip, ką žinau, kaip juos vertinti, nu jie visi vienodos skonio, kažkas daugiau cukraus turi, kažkas daugiau gazo turi, bet overall vis tiek tas pats. Ir toliau šitas jau buvo, va, aš matau, kad šitas jau buvo, tai kodėl du kartus dėt tą patį? Toliau kažkoks žalias, čia tikriausiai irgi energetinis, bet nesu mačius, nesu girdėjus, ar jis dar parduodamas iš viso neįsivaizduoju, bet nežinau. Toliau energetinis mango skonio, nu tai geras, nors irgi dėčiau tarp viduriuko, jeigu būtų kategorijos, nes, nu, nėra, kad tikrai labai wow, tipo šitie žymiai geresni, tai toks, šitą Fanta labai gera, irgi iš naujesnių skonių, bet užskaitau. Red Bullis su mažiau kalorijų, geras. Actimel. Man labai patinka Actimel. Žiauriai patinka. Jeigu būtų pigesnė, tai kiekvieną dieną galėčiau gerti, bet dabar žiauriai brangu ir aš neįperku šito Actimelio. Bet žiauriai skanu, kiekvienas skonis tiesiog
pasaka. Ir toliau 2 paskutiniai energetiniai pagaliau, nes jau atsibodo vertinti energetinis ir čia irgi original skonis, irgi dedu prie original. Šitas Lidlo irgi prie savo draugelių turi daugiau skonių, tai gaila, kad kitų skonių neįdėjo, nes yra Mojito skonis, Mojito top tier, žiauriai skanus. Ir kiti dar skoniai yra irgi top tier, bet šitas prie draugelio original. Originali Fanta, nuostabu, aš jau ir anksčiau kalbėjau apie Fantas, tai neprasiplėsiu. Toliau dar daugiau Tarhūno, tai aš jau kalbėjau apie Tarhūną. Kodėl šitas sterilistas turi tiek daug dublikatų? Man nepatinka. Mountain Dew, toks įdomesnis. Pirmas kartas, kai paragavau Mountain Dew, tai buvo prieš kokius 2 metus, realiai, tipo, ilgą laiką nesuragavus, bet man patiko, ką žinau, nors ta spalva krypi, labai tokia neoninė, bet skanu. Toliau Pepsis, tai irgi kalbėjau apie kolas visas ir taip toliau, aš neskiriu jų, man lygiai tas pats, man nesvarbu. Tai top tier, Mirinda irgi kaip Fanta, aš negaliu jų atskirti, aš nežinau, kaip žmonės atskiria. Aš negaliu, aš neturiu tiek receptorių, kad atskirti, man jūs vienodas yra. Nesty Iced Tea, žiauriai skanu, top tier. Ir Fusty irgi labai gerai. Ką žinau, daug kalbėjau apie šaltas arbatas, tai net nebesikartosiu, žinot mano nuomonę apie jas. Coca-Cola irgi čia su kalorijom, čia be, tai lygiai tas pats, ką žinau, aišku, saldesnė šitą, bet vis tiek. Labai senai gertas ir matytas, labai net negaliu daug pakomentuoti, nes neprisimenu to skonio, bet žinau, kad man patikdavo, nors ir retai jį gerdavau. Ir viskas, paskutinis mūsų eilėje yra šitas geriamukas, net nežinau jo brando, bet skonis toks įdomus, paprastas, man panašus kaip šitas realiai, ką žinau, panašu, tai dedu, kad draugauta. Ir viskas, realiai suvertinom visus gėrimus ir labai keista, kad nebuvo jokių mech. Atsiprašau, Vytautai, kad tu vienintelis šūdo kategorijai, negaliu tavęs pakeisti, tai tu supranti tikriausiai tai. Jo, daug nežinoma, nors tikriausiai prisiminus ir pasiknaisiu savo galvoj galėčiau atrasti šituos skonius ir šituos ir pavertinti, bet dėja yra kaip yra. Labai daug bombinių gėrimų, nors ir dublikatų daug, bet vis tiek dominuoja bombos kategorija. Ką žinau, toks buvo mano vertinimas. Kaip ir sakiau pradžioj, kad bus lengva vertinti, realiai ir buvo lengva. Gėrimus žymiai lengviau vertinti nei kokį maistą, saldainius ir surelius. Gėrimai yra gėrimai, ką žinau. Tai jo, rašykit komentarus, ar sutinkat, ar nesutinkat, kokių kitų terlistų norit pamatyti iš manęs, kad pavertinčiau, ar nebenorit jų matyti. Laukiu visokių komentarų, atsakysiu į viską. Ir ačiū visiems labai, kad žiūrėjote šitą video. Nepamirškit palaikinti, jeigu patiko, pakomentuoti būtinai viską, ką sakiau anksčiau, pasubscribinti kanalą, nes liko labai mažai iki 1000, kas yra wild. Tai dar kartą ačiū ir iki kito karto. Įdėsiu šitą.